Sveiki, vėžiukai. Na, šią savaitę ateina su dideliom permainom, todėl perspėjimas irgi nieko nerizikuoti, nieko nedaryti, ko negalima, ir reikėtų šitas šventes netgi labai blaiviai sutikti. Nes biškutį planetų padėtis yra tokia, neypatingai palanki, tai nėra palanki nei per dideliam ten baliavojimui, nei persivalgymui, taigi saikingumo vis tiek reikės laikytis, nors aišku biški liūdna, nes per šventes norisi kraštutinumų, bet jau žiūrėkite, laikykitės aukso vidurio. Taip pat yra puiki savaitė matyti su artimaisiais, nes šilti santykiai, bendravimas gali atnešti labai gerų idėjų. Reiškia, jūsų artimieji, su kuriais jūs sutiksite Velykas, gali jums suteikti idėjų, dėl ko jums gali sektis ateityje. Ar tai dėl darbo, ar dėl savęs realizavimo, ar dėl studijavimo. Dėl visko, bet kokia idėja gali turėti likutinės pasakmes į gerąją pusę. Reiškia, geras pasakmes, susitinkat su draugais, ar giminėm, jūs pabendraujate, jums pasako idėją ir jūs ją panaudojate savo gerbuviui, ateičiai gerinti. Taip pat ypatingai palankus bendravimas su vyresniais žmonėmis, nes jūs žinote, kad vis tiek Saturno linija pas jūs yra pakankamai stipri, nors mėnulis jūs valdo, bet jums yra tinkami dalykai, taigi esate vėžiukai ir apglobokite kiekvieną vyresnį žmogų, tai jums duos ten balų, ten kažkur uždės karmos taškų dievulis. Tai va, o daugiau nėra jokių perspėjimų, yra tikrai labai palankus laikas ir būkite sveiki, laimingi, gražios vasaros ir iki kitos savaitės. Ate!